Sveiki, mėlyjei, mūsų savaitiniai pokalbiai su Dovydu kiek kitaip ir mes taip savo matymus vis pateikiam į vieną ar kitą poziciją. Čia dabar aš jau, Dovydai, esu taikinyje, nes mes išryšome reiškia tos raudongvazdikių palaikytojus savaitgalį ir prasidėjo puolimas, koks aš esu asilas, kad vis dar, žinai, esu ne Rusijos pusėje. Nu, taip yra, pas mus žinok šitaip. Pats puikiai tą įsivaizduoji ir seki viešą erdvę. Bet gal pradėkime nuo Lietuvos. Čia nelabai aš gilinaus, kame problema, bet štai išėjo toks straipsnis. Vytauto didžiojo universiteto bendruomenė papiktino ketinamą surengti Sinkevičiaus paskaitą. Nu, čia, suprask, partijos lyderis. Gėda ir pikta dėl mano fakulteto sprendimo kviesti studentams apie Lietuvos politiką, pasakoti telikų vagį, skaidrumo, atsakomybės ir kompetencijos vertybės, paminančios prokremliškas ir mūsų valstybės pagrindų negerbiančias jėgas, įgalinančios partijos lyderį. Socialinėme tikle Facebook rašė Vytauto didžiojo universiteto docentas Ignas Kalpokas. Nu, toks, žinai, etatinis valdančiųjų ditirambų giedotojas ir gynėjas. Mes turėjom Čmilytę Nilsen ir Kasčiūną, Raskevičių ir Kumžą, ir Vaitiekūną, ir Lopatą, ir tikrai daug įvairių politikų, ypač iš valdančiųjų, kurie atsakingi. Taip, tai dar kartą įrodymas, kad mes turim nemažą problemą žodžio laisvės srity. Žinai, žodžio laisvė nėra skirta kažkam pamaloninti, nėra skirta suteikti šiltą vonę ir žakuzį. Žinai, žodžio laisvė dažnai reiškia nemalonius dalykus, kuriuos reikia išmokti toleruoti. Tai tos tolerancijos trūksta, žodžio laisvės supratimo trūksta ir dėja cancel kultūra pas mus, kaip matai, skverbėsi. Ir jinai skverbėsi ir man visada kyla tokie žodžiai, bet cituojant tą antraštę, kas yra ta bendruomenė, kas yra ta VDU bendruomenė. Tai yra turbūt keli žmonės, kurie turi tam tikrus irgi interesus, žinai. Tai aš sakyčiau, geriausia atsvara nepatogiai išraiškai yra protinga, gerai argumentuota, efektyvi išraiška. Nu tai eikit ir alternatyvinės paskaitas darykit po Sinkevičiaus. Kas jums trukdo? Žinai, bandyt užčiaupt, bandyt uždaryt kelią, bandyt cenzuruoti, tai tikrai nėra būdas šalyje, kuri vis dar bando vadinti save demokratija. Pastebėjai, mes pastoviai tą žodį demokratija tampom į kairę, dešinę, toks jau žodis nuvalkiotas, kad toks jausmas kaip Zimbabvės doleris, žinai, kai jo prispausdinta tiek daug, jis netenka reikšmės. Mes tą žodį demokratiją kur nori vartojam ir dažnai vartojam tam, kad apgint nedemokratiškus požiūrius. Cancel kultūros atstovai labai dažnai demokratijos vardu neleidžia pasisakyti. Tai mes esam prie absurdo, žinai, ir tas žodis demokratija tikrai yra išprievartautas iki tiek, kad jis labai mažai turi reikšmės mūsų valstybėje. Tai, žinai, aš nemanau, kad mes kažką pasieksim savo diskusijom, bet mes galim su tavim konstatuoti, kad tikrai trajektorija nėra gera, tolerancijos yra mažiau, žodžio laisvės mažiau ir netgi tokios bendruomenės kaip akademinės, kurios teoriškai yra sukurtos diskusijai, kurios yra sukurtos argumentams, kurios yra sukurtos išklausyti, žinai, jos toliau linksta link cancel kultūros, link cenzūros, kitaip tariant. Žinai, Dovydai, aš cancel culture tą visą juk pradėjo, aš kiek prisimenu, bent jau, pradininkai arba vieni didžiausių apologetų buvo Algis Ramanauskas, Ričardas Savukynas, berods Andrius Užkalnis dar kol buvo, jie ten toj vienoj kompanijoje, jiegi bet kokią kitą nuomonę apšaukdavo, reiškia, kremlinių nuomonę, rašydavo įvairiausius tuos vadinamosius reports į Facebooką ir panašiai. Aišku, šito Kalpoko pagrindinis moto, kad Sinkevičius palaiko
mūsų valstybės pagrindų negerbiančias jėgas, taip, suprask Žemaitaitį. Nes daugiau anot tų štampizmų tikrai nieko nėra. Aš jeigu ir galėčiau kažkokį daryti baną Sinkevičiui, tai be abejo, jau šiuo atveju galiu tiesiai šviesiai sakyti, toleruojamos korupcijos krašto apsaugos ministerijoje, kur buhalterių ir teisininkų asociacija, galėsim parodyti kitoj, reiškia, pabaigą, buhalterių, Dovydai, man nervas ima, žinok, dabar iš karto aš turiu ten daug jungiklių, žinai, smegenyse, jungiasi 16 aukštų rusiškas keiksmažodis, reiškia, teisininkų ir buhalterių kompanija, įmonė, uždaroji akcinė bendrovė laimėjo konkursų per 4 metus vos ne už 30 milijonų ir paskutiniai arba pagrindiniai, įsivaizduok, kelmų išfrezavimo paslaugas rūdininkų poligone. Tai čia dar, žinai, Dovkė ir Arnas galėtų kaip tarpininkai, pinigų plovėjai, būtų tos kelmus rast, kas išfrezuot. Bet ta pati teisininkų kontora, Dovydai, nepatikėsi, jinai tiekia išminavimo paslaugas rūdininkų poligone. Bet dabar grįžtant prie to vadinamojo cancel culture ir valstybės pagrindų negebančias jėgas. Dabargi pats puikiai irgi skaitaisi, įsisiubavo skandalas dėl neva, aš pabrėšiu, neva laisvo žodžio naikinimo. Na ir pirmasis šoko praėjusios savaitės pabaigoje į, reiškia, žodinę trydą buvęs Konstitucinio teismo pirmininkas Žalimas. Mes žinom, kam Nemano Zare, aš ne veltui ją vadinu Nemano Zare, tarnauja. Kieno jie idėjas atstovauja ir skleidžia. Ir kieno interesais yra visų pirma, kad Lietuvoje griūtų pluralistinė demokratija. Tai aš nežinau, sąmoningai ar nesąmoningai, bet bent jau kaip naudingi idiotai, jie tikrai tarnauja ne kam kitam, o Rusijos interesams. Ir matant visą šitą geopolitinį kontekstą, Lietuvos demokratijos pagrindų griovimas, tai reikia pasakyti atvirai, kada naikinama nepriklausoma žiniasklaida, tai yra demokratijos pagrindų griovimas, tai yra pats geriausias tarnavimas ne kam kitam, o būtent Rusijos interesams. O kad Nemano Zare šiaip apskritai, mes matome, kokia jo pozicija ir užsienio politikos klausimais, tai leidžia daryti tokias prielaidas, kad tikrai negali žinoti, ar čia kur konkrečiai tokie scenarijai rašomi. Ir socialdemokratai ne pirmą kartą jau pasikabina ant šitų scenarijų. Jeigu primint kultūros ministro, ten viceministrų istoriją, tai, nori nenori daryk tokią išvadą, kad gal ne patys socialdemokratai tiesiogiai, bet per Nemano Zarę vėlgi atstovauja tiem patiem ir Rusijos interesams. Vienu žodžiu, matai, visi atstovauja Rusijos interesam, norėdami pertvarkyti LRT ir čia, Dovydai, mūsų mėgiamas, mes tik tai vadinam brokuotą demokratiją, o čia Žalimas pareiškia, kad Nemuno aušra, jisai vadina taip sarkastiškai Nemano Zare, nori, kad Lietuvoje griūtų pluralistinė demokratija. Čia kas dar dalykas? O iš viso jinai yra tokia. Dainius gerai žino, kad būdamas labai patyrusių teisininkų, kad pluralistiniai demokratijai pagrindinį balsą dėl to, kas yra valstybės pagrindai, kas yra nacionalinis interesas, kas tuo metu turi būti prioritetai strateginiai šaliai, sprendžia rinkėjai. Tai, žinai, vien dėl to rinkėjų, žinai, nemažai ir neblogai įvertinta partija turėtų būti ne tai, kad toleruojama, jinai turėtų būti priimama kaip šitos pluralistinės demokratijos sistemos dalis. Nesvarbu, ar Žemaitaitis koalicijoje ar ne, ar jis ten turi, kokį jis ten turi santykius su socialdemokratais. Aš dabar kalbu apie labai paprastą faktą ir akivaizdų faktą. Jo partija surinko nemažai balsų, gavo iš rinkėjų mandatą ir pluralistiniai demokratijoje tas mandatas turėtų būti gerbtinas. Tai, žinai, mano galva, aišku, Dainius, žinai, jisai yra fainas bičas, jisai, jeigu lyginti jį su kitais Europos parlamento nariais, jis yra žymiai alkanesnis, žymiai aktyvesnis ir ko gero žymiai efektyvesnis už daugumą.
Vieni galbūt dėl to, kad anglų kalbos nežino, kiti dėl to, kad tiesiog yra senstelė ir pavargę, bet to darbo, kurį turėtų daryti Europos parlamente, tai yra, žinai, tam tikrą prasme pasiim keletą klausimų ir pušint, jo nedaro. Tai Dainius daro nemažai gero darbo, aš sakyčiau, bet šituo atveju jisai pasiduoda eiliniai, tokiai, sakyčiau, labai nedemokratiškiams naratyvams ir naudoja, beje, šalia to, vėlgi demokratijos terminą. Pluralistinė demokratija tai yra pirmoje eilėje rinkimai. Tai yra politinis procesas paremtas partijom, reiškia, kova tarp partijų ir galų gale vainikuojamas rinkimais. Tai, žinai, mums reiktų gerbti rinkėjų balsą. Net jeigu mes negerbėm ar nenorim gerbti, ar mus labai, kaip sakant, mums labai nepatinka Žemaitaitis, mums reikia gerbti rinkėjus, kurie jį išrinko, nes pluralistinė demokratija tai yra rinkimais pagrįsta valdymo sistema. Sorry, jeigu kažką Žemaitaitis daro blogai ir jo partija po 3,5 metų, greičiau, po 3 metų bus kiti rinkimai. Keisim jį, bet žinai, minimalios pagarbos tikrai reiktų ir aš manau, vien tas faktas, kad daug mūsų tų, vadinkim taip, establishmento partijų negerbė Nemuno aušros, tai tik juos sustiprins ir gali sustiprinti kituose rinkimuose. Tai aš sakyčiau, reiktų atsakyti labiau protingais argumentais, o ne svaidytis etiketėm ir tagais, tokiais kaip Nemuno Zare. Tarp kitko, netoks ir mažas Dovke rinkėjų skaičius, 186 000, tai trečia partija pagal skaitlingumą patekusi į Seimą, tai yra tikrai labai daug, mes šiandien nenagrinėsim, bet grįžtant prie LRT pozicijos, juk ką pasiūlė jie? Jie priėmė LRT biudžeto užšaldymą. Dovydai, visiems pjaunama, pareigūnam nėra, mokytojam ten taip, medikam, švietimiečiam, kultūrininkam nėra, o LRT biudžetas būtų didėjęs 10%, vos ne 8 milijonais eurų ir tuo labiau, kad praėjusį pirmadienį buvo patvirtinta, kad statys naują pastatą už 135 milijonus eurų. Na, žinai, kada visi spaudžiasi, kada duotas nurodymas visom ministerijom susimažinti 5% savo išlaidas, asignavimus, čia didėja 10%. Ir jie dėl to finansavimo, ten Borisas kalbėjo BNS spaudos konferencijoje, bet matomai bičias nelabai žino istoriją, kad jisai ten pradėjo nuo Skardžiaus, kad audito komitetui vadovauja valdantieji, ko niekada nebuvo, čia aš noriu pataisyti ir nešti aiškumą, Dovydai, kad dėl ko visi sutiko, jog audito komitetas pusiai kadencijos atitektų valdantiesiems, nes, įsivaizduok, kaip būtų, jeigu pagal tradiciją audito komitetui vadovautų dabar va šioje kadencijoje arba konservatoriai, arba liberalai. Jie turėtų tirti buvusi savo darbus. Nelogiška, sutinkit, tai tą atmeskim. Paskui dar ten porai vietų jisai nusišnekėjo, bet juk finansavimą iš tikrųjų esant šiai situacijai, tuo labiau, kad Garbačiauskaitė pati sutiko, kad tas viršpelnis ar tas naujas modelis arba tas viršūnėlė 8 milijonų būtų skirta kultūrininkam. Aišku, iš 20 milijonų poreikio tai ne kažikas, tie 7-8 milijonai, bet kokiu atveju vis šis tas. O svarbiausia, tai juk buvo apginti vieną asmenį, LRT generalinę direktorę, kurios paskirimo ir atleidimo tvarka, Dovydai, buvo pakeista 24 metų pavasarį, kuomet tarybos santykis pasikeitė jau ne Garbačiauskaitės naudai. Todėl įvedė konservatoriai pataisas, priėmė jas, kad būtų, jinai skiriama ir atleidžiama būtent atvirų balsavimų, 2/3 balsų ir tik tai, jeigu tai yra susiję su visuomenės interesu. Žemaitaitisgi pasiūlė viską grąžinti į buvusį lygį, kaip buvo iki priimtų 24 metais pavasarį pataisų, iki to taško,
slaptas balsavimas, aišku, lepsus lingvė buvo, kad pusė narių, kad 6, nu taip nebūna, paprastai vis tiek turi būti dauguma, bet slaptam balsavimą tu daugiau gali išreikšti savo nuomonės. Nu ir žurnalistų profesinė sąjunga, Rolandas Barysas, LRT žurnalistų kažkoks atstovas, nu ir kaip be abejo, be kultūrininkų, kaupinio, kurie palaiko, jau čia buvo apokaliptiniai scenarijai, tylos minutės ir protesto akcijos. Nuo visuomeninio transliuotojo užvaldymo šiaip jau pradeda kiekvienas autokratas. Ta mes jau matėme, tai jau vyko ir Vengrijoje, ir Slovakijoje, ir Lenkijoje, dabar tai prasideda ir Lietuvoje. Ir tai mūsų supratimu nesibaigs, jeigu to mes nesustabdysime dabar. Tai pagal visiems žinomą schemą viskas turėtų vykti taip. Pirmiausia, jie ateis į LRT ir ją pavers savo valdžios propagandos ruporu, tada apribos kitą žiniasklaidą, vėliau uždraus visus nepriklausomus kūrėjus ir pilietinės iniciatyvas, pavadindami užsienio agentais ir galiausiai nutildys visą visuomenę. Tai jau yra įvykę, tai nėra teorija, įvykę ir Vengrijoje, ir Slovakijoje, kur visuomeniniai transliuotojai dirba ne žmonėms, o valdžiai, kur pilietiniam visuomenė gniaužiama, o politiniai lyderiai tapę nekritikuotinais autokratais. Nu, vat. Nu. Tai, žinai, man labiausiai ausį rėžia ten toksai scenarijus nupaišytas, kad bus visi vadinami užsienio agentais. Kol kas aš matau iš mūsų establishmento dažniausiai priešingą nuomonę priskiriama supaprastinamai, redukcionistiškai, tiesiog pasakant visas nepatinkančias nuomonės, vadinant užsienio agentų nuomonėm. Taip kad, žinai, aš sakyčiau, pirmoji establishmentas turėtų į save pasižiūrėti ir pasižiūrėti, kaip jis švaistosi į kairę, į dešinę Kremliaus agento, Rusijos agento ar kitais žodžiais. Ir pamatys, kad tas, žinai, name callingas, tas tagingas, tas, žinai, labelingas, tas etikečių klijavimas yra ne tai, kad nesvetimas, jis pirmoji išeina iš establishmento partijų, ne iš alternatyvinių politinių jėgų. Antras, matosi, kalbama labai plačiom klišėjom, tokiom kaip pilietinė visuomenė. Aš kaip žmogus dirbęs ES projektuose, vadovavęs projektam 10 milijonų biudžetų, 15 milijonų biudžetais, kurie praktiškai buvo leidžiami ant tos taip vadinamos ir pilietinės visuomenės paramos, galiu pasakyti, kad pilietinė visuomenė labai atsilieka savo kompetencijom. Labai dažnai po pilietinės visuomenės ta skraiste slepiasi nekompetentingi, nevykę politikai, kuriem patiem nepavyko padaryti politinės karjeros, jie tampa pilietinė visuomenė, ima grantus iš ES, iš kitų donorų, iš biudžeto, iš mokesčių mokėtojų ir po tą pilietinės visuomenės skraiste jie save legitimizuoja ir maitina. Ir dėl to sakyti savaime, kad pilietinė visuomenė yra gėris, tai skamba neadekvačiai, pasenusiai ir tikrai net ES viduje. Jau pilietinė visuomenė dar netapo keiksmažodžiu, bet jau po truputį tampa, aš sakyčiau, atviresnio ir objektyvesnio įvertinimo objektų. Nereikia mėtytis žodžiu pilietinė visuomenė kaip gėris. Pilietinė visuomenė reikia atskirti tą, kuri tikrai daro savo darbą, nuo pilietinės visuomenės, kuri yra nupindėjusių, neįvykusių politikų, buvusių biurokratų ir visokių kitokių subinlaižių gauja. Taip kad, žinai, čia joks nėra gėris. Ir trečia, turbūt svarbiausia, ką norėčiau pasakyti, niekas LRT nepriklausomumo kol kas nenaikina, kaip aš suprantu šitą diskusiją. Diskusija yra apie tai, kad LRT turi būti išsaugotas. Kalba eina apie tai, kaip turėtų būti skiriamas vadovas. Tai, žinai, aš nebejoju, aš nesu ekspertas būtent šitoj teisės srity, bet aš žinau vieną dalyką garantuotai. Turėti visuomeninį transliuotoją nėra būtina, jeigu jis jau yra įvairiausi metodai jo finansavimo, jo biudžetavimo ir jo be abejo vadovybės ir skirimo ir atskaitingumo. Ir be abejo šituo atveju matosi, kad Žemaitaitis siūlo didesnę politinę kontrolę, skiriant vadovą. Klausimas, ar ta politinė kontrolė visiškai atims LRT nepriklausomumą, ar atvirkščiai padarys LRT labiau paslankų, labiau lankstų, labiau efektyvų. Čia žinai, aš šitą klausimą tikrai nesiryšiu atsisakyti. Mano vienintelis argumentas yra, kad
kad biudžetas yra svarbu ir be abejo tie biudžetai, kurie šiai dienai yra skiriami LRT, jie yra labai dideli lyginant su privačių, konkuruojančių privačioje erdvėje Lietuvos media kanalų biudžetais. Labai dideli. Ir dėl to, žinai, dar reiks palaukti, beje, reikia atkreipdėmėsi, yra Europos komisijos skundas ir TV3 ir Delfi yra pasiskundę dėl to, kad LRT biudžetavimas turėtų būti laikomas kaip neteisėta valstybės parama. Čia aš tikrai abejočiau kaip teisininkas, ar tos bylos pasieks rezultatą, bet tam tikrą rezonansą jos turbūt sukels, tam tikras diskusijas kels ir vėlgi aš sakau, čia ne tas rytis, kur yra kažkoks vienas nustatytas ir vienareikšmiškas receptas, kaip reikia skirti, valdyti ir biudžetuoti tokią struktūrą. Tų receptų nėra, tai yra lyginamosios teisės, lyginamųjų parametrų dalykas ir manau Lietuva reikia tikėtis suras čia gerą balansą. Ir tas demonizavimas Lenkijos, Slovakijos ar Vengrijos vėlgi čia yra klišė ir aš manyčiau, mums reikėtų šiek tiek irgi pažiūrėti atviriau į save ir išlaikyti struktūros nepriklausomumą reiktų, bet aš visiškai nemanau, kad struktūra turėtų turėti imunitetą nuo valdymo monitoringo, nuo stebėsenos ir apskritai kokio nors pertvarkymo. Taip, kad, žinai, čia vieningo recepto nėra. Tai aš tikėčiausi tik tai, kad bus surastas protingas balansas visoje šitoje diskusijoje. Šiai dienai dėja to nėra ir aš manau, kad vėl mes nuėjome į tokią, žinai, juodą baltą diskusiją. Čia vieni yra Kremliaus agentai, jie už tai, kad pavergt ir padaryti LRT atskaitingą valdžiai, čia kaip minėjo kalbėtoja prieš tai. Taip, ir kiti tiesiog bando daryti struktūrą labiau efektyvią ir atskaitingą. Tai žinai, čia yra sudėtingi klausimai ir tikrai vienintelio recepto, vieno atsakymo čia nėra. Žinai, Dovydai, tiesiog ekskursas į praeitį. Pirmas, kuris pasiūlė nustatyti finansavimo lubas, ne visam laikui, bet tam tikram periodui, nepatikėsi, kas buvo. Ir ne taip seniai. Mindaugas Lingė. Ir jisai siūlė nustatyti tuo metu egzistuojančias finansavimo lubas ties 72 ar 3 milijonais eurų. Ten, kaip tik kai prasidėjo gynybo fondo diskusijos karo metu prie konservatorių. Aišku, ten ta diskusija buvo padėta į stalčių iš karto. Ten ir Gentvilas palaikė tą idėją jo, kad irgi viršūnėlę skirti gynybos fondą. Tada čia siūlo tas 8 milijonus ateisinčių skirti kultūrininkams. Kultūrininkai, kurie kalbėjo toj spaudos konferencijai, Karolis Kaupinis, kažkoks režisierius, aš matomai nežinau, aš nesidomiu, neįdomu man, jisai aiškino ir vėl ten pasipraėjo, kadangi tai siūlo Žemaitaitis, a priori tai yra blogai ir reikia visą tai sustabdyti, bet juk Žemaitaitis jisai siūlo grąžinti iki 24 metų pavasario egzistavusią tvarką. Tai, kas yra dabar, Dovydai, egzistuoja 1,5 metų. Mes aišku, taigi puikiai atvira akim matosi, kokios galvos pastoviai kalba LRT eteryje. Nors LRT, žinok, atsiuntė labai daug įvairiausių tyrimų, tai tu žinok įsivaizduok, kad daugiausia yra rodytas žiniasklaidoje per pastarąjį mėnesį Žemaitaitis, antroje vietoje Kasčiūnas, trečioje vietoje Olekas, 126 kartai Žemaitaitis, 102 kartai Kasčiūnas, 40 kartų Olekas ir 30 kartų Čmilytė Nilsen. Toliau ten viskas pomažiai. Žemaitaitis, LRT buvo parodytas 38 kartus, Kasčiūnas 25, Skvernelis 21, Olekas 15. Tai šiaip skūstis, populiarumu Žemaitaičiui kaip ir nebūtų dėl ko. Na ir mesgi matėm, daugelį metų nenori plika akim matosi, kam atstovavo LRT. Būtent konservatoriam, liberalam pagal jų dalyvavimus. Čia dabar dėl skandalų. Aš sakyčiau, jie atstovauja establishmentui. Establishmentas tai yra nomenklatūra. Gerai, daugiau. Gal ne konkrečiai vienai partijai, bet nomenklatūriniams požiūrėms, kurie yra
vadinkim taip, nelabai paslankus, nelabai stabilus, nelabai spėjantis sekti su laiko dvasia. Tokie komentatoriai kaip Laurinavičius ar Valatka yra geras pavyzdys žmonių, kurie jau senai praleido tą traukinį, to pulso, kurį reiktų laikyti ties tuo, kas yra svarbu, kas yra madinga, kas yra Europoje, kaip sakant, ir ypač Amerikoje priimta kaip šiuolaikinė politinė kultūra. Ir nežiūrint to, šitie senai praradę, pražiopsoja traukinį žmonės, stovėdami stoteliai, rėkia ir vis dar prisišaukia platformą iš LRT pusės. Tai aš sakyčiau, LRT atlieka savo darbą kaip viešas transliuotojas ir tavo parodyta statistika tą įrodo. Žemaitaitis neturėtų kuo skūstis, jis yra alternatyvinis kandidatas, bet platformą gauna, bet šalia to, mano nuomonė, jau tokia daugiau, redakcinė, dėl ko irgi galima diskutuoti, LRT tikrai laimėtų, jeigu įpūstų naujo vėjo ir patrauktų platformą nuo senų pirdūnų. Geras, super. Dabar prie kitos temos, Dovke. Mes ne vieną kartą keikiam tai, kas vyksta dabar su tais balionais. Dieve mano. Ir vėl iš sekmadienį buvo aerouostas uždarytas. Jau Hebra gauna pinigus, lakstydami autobusais pirmin atgal į Rygos aerouostą. Čia mes matome, kad buvo pristatyti konkurso, sprendimai, kaip bus kovojama su tais balionais. Pristatė IT logiką, teltoniką ir dangaus šviesos. Pirmojame etape jau bus išmokėta po 100 000 eurų. Kame ten toks, man jau žinok, Dovke panašu darosi žvaigždžių karus. Viena iš laimėtojų tapo IT logika, kuri bendradarbiaudama su Vilniaus universitetu Integrated Optics ir Arx Polaris kurtų išmanę oro erdvės apsaugos sistemą IOEAS, kurios pagrindas fiksuoto sparno orlaiviai. Integruotas lazerinis optinis sensorius leistų surasti ir atpažinti taikinius bet kuriuo paros metu, o didelės galios lazeris įgalintų saugiai numušti daugelį balionų to paties skrydžio metu. Aš tai tik tikiuosi, kad šitam visam sprendimui labai smart skambančiam nereikės 5+ % gynybos BVP biudžeto. Apsitvarkykim su mažesniais biudžetais ir aš manau viskas bus tvarkoj. Elektrinės ragatkės ten reikalingos ir daugiau nieko, aš manau, prie Baltarusijos sienos. Jeigu taip trumpai rezumuot, ko ten reikia. Arba ignoruot tą grėsmę, kaip ją ignoravo konservatoriai pernai. Priminsiu, pernai beveik 1000 balionų buvo atskridę ir kai kurie iš jų buvo nutūpę labai netoli ir ten visai Vilniaus oro uosto teritorijoje. Istorija buvo praignoruota. Tai tai galbūt nuo jų kiekio irgi priklauso tam tikros rizikos aviacijai, kurios galbūt ir yra, bet aš sakyčiau, kad mums reiktų tone it down, biškai truputį sumažinti toną ir galbūt nepervertintos grėsmės. Tai yra viena, antra, nusipirkti ragatkių. Aš tikiuosi tik, kad tai nekainuos 5% plus BVP. Na, tai tu sakai 5% plus BVP, nusipirkti ragatkių, ignoruot arba kalbėtis. Dovydai, mes ne vieną kartą keikiam, kad nėra jokių ir rodėm, kaip Motuzas atsistojęs, sako, kad mes nepripažįstam, beje, galbūt vienintelė Europoje valdžios Baltarusijoje. Ir man kaip buvo keista išgirsti, kad garbės pirmininkas, pradėjo kalbėti racionaliais proto žodžiais. Andriukaitis. Ne tai, kad ministras daro padarys. Manau, kad čia yra ir prezidento problema, kadangi jisai sprendžia svarbiausius politikos klausimus ir kartu su vyriausybė vykdo. Tai, taip sakant, šiuo atveju turbūt matome kompleksiškai. Ir tiek, kiek buvo, kaip sakyti, su ana vyriausybė ir su šia tęsiama ta pati politika, net ir trąšų tranzito klausimų, kur
mano galva, buvo padaryta be galo daug klaidų. Ne tik, kad leisčiau, aš manau, kad trąšų tranzito problema galėtų smarkiai padėti mums santykiuose su Ukrainos grūdų eksportu per Klaipėdą. Politikoje, ypač užsienio politikoje, reikalinga didelis įžvalgos, strateginis mąstymas, bet ne ideologijos ir ne kvaily plakatai, kurios reikia klijuoti ant kiekvieno kampo. Ir akivaizdu, kad net Baltarusijos mūsų atstovybei nėra aukštesnio rango atstovų. Tai yra klaida. Tai yra Visiškai. klaida. Ir aš tau daugiau pasakyčiau, Ukrainos žaliavininkai, su kuriais nemažai ir man yra tekę bendrauti ir kurių problemas tikrai aš iki pat šios dienos seku ir gaunu nemažai tokių tiesioginių update'ų ir tiek ir tokios atviros ir ne visada gal net ir atviros informacijos. Tai jie visada kalbėjo nuo pat karo pradžios, kad be abejo tai buvo labai sunku tuo metu garantuoti, bet galimybė išvesti per Baltarusiją dideliais kiekiais traukinių, reiškia, sąstatais per sovietinę, tą neeuropietišką vėžę, Ukrainos grūdus ir apskritai Ukrainos žaliavas per Klaipėdą ir kitus Baltijos jūros uostus, tas tikrai būtų davę galimybę ukrainiečiams geriau užsidirbti. Taip, per Odesą jie dabar išveža ir iš tikrųjų Odesa vėl pasiekė 60 milijonų tonų ir panašiai apyvartas į metus, kas buvo, vadinkim, tai beveik prieškarinis lygis, bet vienas dalykas labai stipriai pasikeitė - kaina, kurią gauna Ukrainos tiekėjai. Dėl rizikų, kurios yra objektyvios, dėl to, kad yra apšaudimai uosto zonoje, Odesoje yra vien šalia Odesos 4 uostai, beveik kiekvieną dieną. Premiumas, kurį reikia mokėti už draudimą, dažniausiai Turkijos tarpininkams, yra toks, kad jis beveik visiškai suvalgo bet kokį pelną. Ir iš esmės Ukrainos žaliavininkai visus šitos 2 metus, kai Odesa vėl jau yra užkurta, iš esmės vos suduria galą su galu, taip jie išveža krovinius, taip nebuvo didelių kol kas iki šiol incidentų. Tačiau uždarbio irgi nėra. Ir iš tikrųjų, kalbant apie Ukrainos grūdų tranzitą per Baltarusiją, čia būtų viena iš tų idėjų, kurias be abejo Lietuvos valdžia kartu su partneriais ir čia be abejo be amerikonų, be amerikiečių vaidmens čia būtų sunku įsivaizduoti, reikėtų aptarti. Taip kad visiškai pritariu, čia kalba turėtų eiti ne tik apie Baltarusijos trąšų tranzito per Lietuvą atidarimą, ar tiksliau atnaujinimą. Jis nėra atidarytas, nes jis visada buvo. Antra, sudarimas galimybių Ukrainai per Baltarusiją išveš savo žaliavas per Klaipėdą. Tai būtų win-win visiems. Na, žinai, pradėtų šaukti, kad Putinas paskambins Batkai, uždraus tos traukinius tranzito Ukrainos grūdų per Baltarusiją į Lietuvos uostą, bet šiaip mes irgi nekartą kalbėjom, žinai, kad nesuvokiamas dalykas, kai visi užsidirba, mes ne, Lenkai krauna, Latvijai krauna, mes nekraunam, vieninteliai. Lenkai turi atstovybę diplomatinę Minske, Latvijai turi, mes neturim, mes nieko neturim ir iš tikrųjų Andriukaitis, ką pasakė, reikia kalbėtis aukščiausiam lygiai to, ko nori Lukašenka, bet čia iš karto įsijungia budriai Nausėdos, kurie sako, tuo mes legitimizuosim Baltarusiją. Žinai, nežinau, tu kaip buvęs irgi diplomatas galėtum pasakyti, bet aš manau, kad ir taip tas biudžetas toks yra neguminis ir čia keliasdešimt milijonų uostų ir geležinkeliams, jeigu ne 100 ar 150 milijonų tikrai būtų į pliusą ir Ukrainai parama, ir mums gerai, ir amerikonai būtų patenkinti. Ir baltarusų žaliavininkai būtų ištraukti iš Rusijos tarpininkų glėbio, kurie nenori būti. Kur jiems irgi yra nugrėbiama visa grėtinėlė, kuri patenka Rusijos tarpininkams, kurie šiai dienai padeda Baltarusijai išvežti jų trasas. Taip kad čia būtų, žinai, keturgubas win-win. Dabar finalai, Dovydai, ką mes kalbėjom. Ar tu negalvoji, kad visi šitie skandalai, LRT, dar kažkas, tai balionai tie mūsų
Return of the Jedi, žinai, Jedijaus sugrįžimas su lazeriniais ginklais ant viensparnių, reiškia, dronų, yra nukreipimas dėmesio visgi nuo pagrindinio, nuo 5% ir visų kitų nuskurdinimo. Nes kol kas neaišku kaip ir po truputėlį lenda galai. Sysas, aišku, pasakė, jeigu mes prieš, tai kodėl deklaruojam, kad mylim tėvynę. Biudžetą skiriame mes visi kartu. Čia ne socialdemokratai skiria tiek krašto gynybai, tai skiria Lietuvos žmonės ir visos partijos kartu. Tai nebalsuoti už tokį biudžetą. Na, tai tada kam tos kalbas apie tai, kad mes labai mylim tėvynę? Nu, žinai, meilė tėvynei visą laiką, Dovydai, atsiremia į pinigus. Štai, krašto apsaugos sistemos pirkimai iš UAB Taiklu. Teisininkų ir buhalterių kontora turinti 2-3 darbuotojus. 33 milijonai per 21-25 metus. 3 konservatorių metai, pusantrų metų socdemų. Neskelbiamų dėrybų būdu pirkimas iš UAB Taiklu. Virš, reiškia, 3 milijonų. Na ir čia ta pati UAB Taiklu, Dovydai, net per juos buvo perkami betoniniai drakono dantys. Ir čia, įsivaizduok, jeigu net jau, kur pagrindiniai pinigai buvo sukrauti per konservatorių valdymo laikotarpį, net jau Razma nesusilaikė. Tai kaip teisininkų kontora gali teikti kelmų frezavimų paslaugą? Teisininkų kontorų. Gali, jūs taip mąstot. Tai aš taip irgi supratau. Ir krašto apsaugos ministerija taip mąsto, kad teisininkų kontora gali teikti kelmų frezavimo paslaugas. Bet didžiausias skandalas, kad ta pati teisininkų kontora gali teikti Rūdininkų poligono išminavimo paslaugas. Kelių išminuotojų trūko, kad jūs samdėte buhalterius ir teisininkus išminuoti poligoną. Jūsų struktūroje, kariuomenės struktūroje, turbūt gal gerbiamas pulkininkas gali pasakyti, nes jie samdė. Tai būtent tuos nepasitikėjo savo išminuotojais, samdė buhalterius ir teisininkus išminuoti poligoną. Tokio absurdo aš per 4 amžiaus politikoje dar nesu girdėjęs. Aš galbūt pirmininkai tik tai vieną akcentą. Ta prasme, mes leidžiamės į tam tikrą labai žemą procedūrinį institucinį lygį, kur pirkimo vykdytojai vadovaudamėsi nustatytom tvarkom visą tai darė. Kas kieno paklausė, kas kam skambino, tai šitoj vietoj taip yra, reiškias, šiuo atveju atsiradus, reiškias, pažeidimam atliekami yra ikiteisminiai tyrimai. Didžioji dauguma klausimų, vadinkim taip, taip, jie galbūt reikalauja kiekvieną kartą galbūt kažkokio tai patikslinimo ir ėjimo jau į gilį klausimo pačio organizatoriaus, kaip tas klausimas vienas ar buvo kitas atlieptas. Bet šitoje vietoje galbūt aš noriu paprašyti, kad mes turbūt fokusuotumės į tą pačią procedūrą, į patį veiksmą, kuris buvo atliktas. Nekreipkite dėmesio, čia Godliauskas, krašto apsaugos viceministras, atsakė Skardžiui. Tai aš tau ką galiu pasakyti, mes tą su tavim pastoviai aptariam. Mes esam formalizavę iki sąmonės netekimo įvairiausius procesus, valdymo procesus, įskaitant viešuosius pirkimus. Ir mes esam iškėlę skaidrumo interesą, tai yra absoliučiai, nepriekaištingos reputacijos, bet dažniausiai formaliai nustatomos nepriekaištingos reputacijos interesą aukščiau visko, o efektyvumas ir kompetencijos tų, kas laimi viešus pirkimus, eina į paraštę. Tai aš tau tiesiog galiu garantuoti, net ir nereikiant kapstytis, kodėl tokia UAB Taiklu, beje, geras pavadinimas, skamba kaip schema iš karto man. Taikliai paimti pinigus mažais kaštais, uždirbti daug pinigų. Aš taip skaityčiau tos UAB pavadinimą. Tai šitie žmonės, kurie yra teisininkai ir buhalteriai, jie geriausiai supranta, kaip žais šitą formalizuotą sistemą. Jie geriausiai supranta, kad nereikia turėti kompetencijų, nereikia turėti patirties, nieks nevertins šitų rizikų, visi žiūrės į grinai formalius kriterijus. Jie pateikinėja ataskaitas, turbūt jokių nusiskundimų jų atžvilgių nėra anksčiau buvę ir jie laimėjo tos konkursus, dėl to, kad tos tvarkos, apie kurias kalba krašto apsaugos ministras, jos yra niekam tikusios. Jos yra skirtos 500 puslapių tekste išrašyti viską, ką nori, įskaitant turbūt iki smėlio cheminės formulės,
ar fizinės, kuris turi būti pilamas, bet kas turi laimėti ir tas, kas laimė, ar jisai turi kompetencijų, ar jis bus efektyvus. Šitie dalykai nustumti į paraštę, taip kad, sorry, bet jūsų tvarkos gali būti išmestos iš šiukšlių dėžių. Jums reikia peržiūrėti šitas tvarkas ir nesislėpti už jų, kaip už kažkokios panacėjos ir kaip kažkokio jūsų atsakomybę atleidžiančio veiksnio. Tu žinai, kas yra baisiausia, Dovydai, kad iš pradėjo lysti net tokie dalykai, kodėl laimėjo ta UAB Taiklu. Jie vadovavosi Krašto apsaugos ministerija viešųjų pirkimų tarnybos įstatymų, kur yra pagal mažiausią kainą. Jie pasiūlė mažiausią kainą, laimėjo konkursą. Po to staigiai buvo pakeistos, reiškia, papildytos konkurso sąlygos, įvesta skuba ir padvigubinta suma ir neskelbtinų dėrybų būdų pasirašyta sutartis su UAB Taiklu. Tu žinai, kiek jie gavo dienų, apiformino, kad jie per 2 dienas patikrino 1300 hektarų poligono žemės. 1300 hektarų. Tai aš neįsivaizduoju, kiek turėjo būti šauktinių su virgulėm eiti, bet dievai nematė. Va paskutinė informacija, kuri pasirodė mum bekalbant, Rasa Karmazaitė, žurnalistė, kuri padarė milžinišką tyrimą apie kontrabandinius balionus, Dovydai, šakės yra. Iš 60 sekmadienį skridusių balionų su cigaretėmis rasti 4. Dovydai, iš 60 skridusių balionų rasti 4. Kur dingo kiti? Susirinko pasienyje veikiančios grupuotės, kurių šešėlinė veikla yra paranki kaimyninė šalies valdžiai, iš ten dar ir skatinama tuo, kad netrukdoma veikti. Paleisti spiečių balionus, pavienius dronus, jie mėto krovinius arčiau sienės, suteikama Black Friday ir kalėdinių nuolaidų. Nu, tu įsivaizduoji, iš 60 balionų surasti 4. Dėl to, kad šita veikla nėra organizuojama priešingos valstybės, jinai organizuojama Lietuvos korupcionierių. Toj pačioj vidaus reikalų ministerijoje, teisingumo ministerijoje, kalėjimų departamente ir kitose struktūrose. Taip kad patarimas FNTT, STT, prokuratūrai, kas čia tuos dalykus nagrinėja, žiūrėkit arčiau. Ir kaip sako amerikonai, follow the money. Ir aš manau, kad čia matysis, kad tos priešingos valstybės veiklos yra žymiai mažiau, negu mums norėtųsi tikėtis. Bet dar grįžtant prie viešų pirkimų, žema kaina niekada negali būti kriterijum laimint pirkimus. Ekonominis naudingumas, value for money turi būti kriterijum. Ir tai, kad mes nemokam tokių labiau guminių savokų, labiau tokių, žinai, reikalaujančių iniciatyvos, drąsos, diskrecijos, sprendimo laisvės, kad mes nemokam tokių savokų interpretuoti pirkimus, o einam paprasčiausių kelių. Mažiausią kainą, vėliau sumokėdami didesnę, kaip tu sakei, kai teisininkai moka procesus išskaidyti. Labai gerai rodo, kad mūsų biurokratai, kurie organizuoja tuos viešus pirkimus, kurie išleidinės tuos 5% ateityje Lietuvos BVP, jie viską darys taip, kad viskas būtų daroma formaliai, jiems atsidraudžiant šikną ir apsidraudžiant nuo atsakomybės, sakant, kad viskas vyko pagal tvarkas ar tvarką, bet realybėj suteikdami kontraktus ne ekonominiam naudingumui, o pagal mažiausią kainą ir vėliau galų gale suteikdami įvairiausiems rangovams, kurie neturi nei kompetencijų, nei jokio pagrindo šiai dienai įrodyti, kad jie būtų efektyviausi ir kai yra visiškai pilnas level playing field, pilnas laukas tų labiau kompetitingų veikėjų, kurie išgazinti šitų tvarkų. Jie tiesiog net bijo pasiduoti pirkimus, nes jie žino, kad čia reikia super, duper teisinių, buhalterinių kompetencijų, kad apiformintos visus popierius. Tai va tau geras pavyzdys, kaip mes bandydami suskaidrinti viską, pasiekėm priešingą rezultatą. Mums reikia supaprastintas tvarkas, valdyti rizikas ir galų gale, atsiprašau, biurokratijų užsiauginkit kiaušus, neikit žemiausios kainos pasiūlymų, vertinkit ekonominį naudingumą. Jūs privalo tai daryti pagal Lietuvos viešųjų pirkimų įstatymą. Ką jie privalo, tai dar ne faktas, kad jie turi. Ir mes čia atsidurėm finalui lygiai tą patį. Visi balionai, visos čia Garbačiauskaitės, LRT, mano galva yra tik vienu tikslu – pridengti va šitokius dalykus.
Ir beje, visi neskeltinos dėrybos, nacionalinis saugumas, skubos tvarkos buvo priimtos būtent 20-24 metais, kada prasidėjo karas. Ir vėl kaštų ir naudos analizė buvo nustumta į pačius giliausius užkaborius. Ir tie balionai, Dovydai, 60 rasti 4, tai kur 56? Tai yra geriausias įrodymas, kad tai yra vis dėlto kontrabandinė veikla, labiau negu hybridinis karas. Tas skaičius 56 nerasti įrodo, kad tai yra kontrabandinė veikla, kuri pasiekia savo tikslą užsidirbti nelegaliai. Tame ir 100% dabar jau matosi, kad uždarbių yra dalinamasi. Patepama ir iki pat. Supratai, ką turiu omeny? Tikėkime, kad kompetitingos institucijos aiškinsis šitos dalykus, o ne imituos teisėsauginę veiklą. Čia kaip Kondratovičius dainavo. Jei jūs manim patikėsit, bus gerai jum bus. Matei tą skečą, kur prieš pareigūnus dainavo. Ačiū, Dovydai, iki kitos savaitės. Ačiū tau, iki sėkmės.